Vadovas turi būti matomas vien dėl savo rolės ir funkcijos, nes vis dėlto lyderiai yra reikalingi, jie nenurašomi, kokios technologijos ateitų į mūsų gyvenimą. Reikia jausti atsakomybę, reikia formuoti tikslus, reikia dalintis su žmonėm ir tas buvimas, jis turi būti matomas. Didžiausia atsakomybė ir iššūkis ne tik šiandien, bet visais laikais tai buvo vadovam dirbti taip, kad žmonės ir suprastų, ir matytų, kad jie yra tie, kurie kuria įmonei sėkmę. Aš manau, kad šitas renginys yra tapęs labai gražia verslo bendruomenės tradicija ir aš tikiuosi, kad mes galėsime jį tęsti ir toliau. Tai yra galimybė ne tik tai vadovams, bet ir visai visuomeniai sužinoti, kuo gyvena verslo bendruomenė. Ir aš tikiuosi, kad kai mes išrenkėm metų CEO, kad tai padės paskatinti, kurti tai, kas yra svarbiausia, kurti tinkamą terpę inovacijoms ir pritraukti investicijas. Į lyderius orientuokimės, mėginkime iš jų mokytis, bet nepamirškime, kad kiekvienas iš mūsų privalome lyderiauti ten, kur mes privalome tai daryti ir svarbiausia būti naudingiems ne tik savo, aplinkiniams ir savo šaliai.